Gerbiamas pranešėjau, aišku, pritarsiu, nes prisidėjau prie šito projekto kūrimo, kad būtų atstatyta teisybė, kad sugrąžinta teritorija, kuri 2017 metais buvo sumažinta beveik per pusę. Bet kitas dalykas, ar pritartumėt pranešėjau, kad kartu rengtumėm projektą, pasitelkę ir Seimo pirmininkę Šiaulietę, kad būtų pagaliau sutvarkyti juridiniai dalykai su Šiaulių oro uostu. Dabar Zoknių oro uostą sudaro net 3 segmentai. Lietuvos karinių oro pajėgų aviacijos bazė, tarptautinis Šiaulių oro uostas arba savivaldybės įmonė Šiaulių oro uostas ir trečias NATO pajėgų oro misijos pajėgos. 3 segmentai. Ar pritartumėt idėjai, kad vis tik Šiaulių oro uostas atsirastų tarp prioritetinių Lietuvos valstybės oro uosto? Jo dėja nėra sąrašuose dabar. Ačiū. Ačiū gerbiamas Stasy už kompaniją, rengiant šį įstatymo projektą ir aiškinantis įvairius subtilumus ir niuansus kartu su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai aš manau, kad tikrai pritarčiau. Aišku, tam reikėtų, kad čia daugelis mūsų būtume išrinkti į kitą Seimo kadenciją, nes iš tiesų tų darbų yra ne vieniems metams į priekį, nes jau paminėsiu tą patį Kauno laisvosios ekonominės zonos atvejį, tai kad atstatyti tuos hektarus, 500 hektarų Kauno laisvai ekonominiai zonai, numatyta terminas iki 2 metams į priekį. Tai linkėčiau visiems ir daugumai būti išrinktiems į kitos kadencijos Seimą ir pratęsti tuos gerus darbus. Aš kaip šiaulietis pasisakau, aišku, už šį projektą ir Ligitai Girskienei kolegijai norėčiau pasakyti, kai jį pasiteiravo, kieno sąskaita šitas ateina padvigubinimas, sugrąžinimas Šiaulių lezo zonai. Tai yra, priminsiu, kad 2017 metais Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos sprendimu buvo sumažintas. Vadinasi, dabar išspręstos problemos, rastas konsensusas tarp kariuomenės, tarp verslininkų ir šitas padidinimas iki 218 hektarų sudarys sąlygas pritraukti kuo daugiau investuotojų, ypač užsienio investuotojų. Tai yra tiesiog savotiškas teisybės atstatymas. Tačiau Šiaulių oro uostą, šitos visus segmentus visi žino daugiau kaip transporto, krovinių gabenimo oro uostą, tačiau jo techninės galimybės yra vienos stipriausių Baltijos šalyse. Pats geriausias pakilimo nusileidimo takas. Ir aš manyčiau, kad turi eiti antras žingsnis, kad Šiaulių oro uostas atsirastų tarp valstybei svarbių, reikšmingų oro uostų. Tai reiktų šitą teisiškai problemą visą išspręsti. Kviečiu kolegas pritarti šitam projektui.